Troliai mumiai. Pavasaris mumių slėnyje. Ar jūs kada girdėjote apie mumių slėnį? Žiemą sniegas užkloja visą slėnį. Visi užmiega žiemos miegu iki tol, kol vėl nebus šilta. Pažiūrėkit, tai mumių namas. O čia muminukas, mūsų istorijos pagrindinis herojus. Mumis tėtis ir mumė mama. O ši mažylė Miu. Manau, prieš pradėdami mūsų istoriją, pažadinkime jos herojus pavasario saulute. Na, pagaliau pavasaris. Nagi, greičiau visi pabuskite! Pavasaris atėjo! Muminuk. O, mažylė Miu, jau prabudai? Sunku miegoti, kai tu taip šauki. Aš negalėjau nesidžiaugti. Kai tu mane pažadinai, aš sapnavau nuostabų sapną apie tai, kaip aš gyvenu arbūze. Bet juk laukia taip gražu. Oi, ką tu? Juk tai realus pasaulis, muminuk. Taip, ir ten pavasaris. Visur gėlės ir saulė šviečia. Na ir kas? O aš mėgstu miegoti. Ten pavasaris. Tu pati prašei pažadinti, kai ateis pavasaris. O, nejauki teisybė? Taip, mažylė Miu. Tu prašei pažadinti, kai tik ateis pavasaris. Tu įsitikinęs? Visiškai. Nejaugi aš galėjau to prašyti. Jei nori, gali sugrįžti į lovą, niekas tavęs per jėgą nekels. Ne, taip negerai, muminuk. Aš jau visai nebenoriu miego. Na ir gerai. Mama! Su pavasariu, muminuk. Mumė, mama, aš taip išalkau. Gal kartais jūs turite arbūzą? Ne, bet turiu daug visokių kitokių gardumynų. Dabar mes skaniai papusryčiausime. O, aš girdžiu, kaip snuzmumrikas groja. O laiptais negreičiau? Taip žymiai linksmiau. O tu dabar namo?
Taip. Labai dėkoju, kad leidote peržiemoti pas jūs. Manai, kad tavo sesuo jau sugrįžo? Aš vis tiek namo. Snus mumrikai! Sveikas, muminuk. Snus mumrikai, aš taip džiaugiuosi tave matydamas. Aš taip pat džiaugiuosi. Tu anksti sugrįžai. Ar gerai praleidai laiką? Taip. Bet aš nenorėjau praleisti pavasario pradžios mumių slėnyje. Ką tu darei? Aš tau vėliau papasakosiu. Eime, pažadinsime Snifą. Aš kai ką sugalvojau. Jam tai nepatiks. Jis vis dar knarkia, muminuk. Švilptelsiu aš dar kartą. Žiūrėk, suveikė. Prabusk, Snifa, jau pavasaris. Snus mumrikas atėjo. Eikite abu šalin. O mes einame kai ką nuveikti. Ką būtent, muminuk? Aš būčiau sugalvojęs daug įdomesnių užsiėmimų negu tai. Tik įsivaizduok, mes pirmieji įveiksim šį kalną. Šiandien giedra ir mes nuo viršūnės galėsime apžiūrėti mumių slėnį, kaip ant delno. Labas rytas, ponė Hemuli. Labas rytas, muminuk. Ar tavo tėvai jau pabudo? Kai aš išeidinėjau, mama jau buvo atsikėlusi. Gerai. Niekada nesupratau, kaip jūs galite ištisus mėnesius miegoti. Paprasčiausiai mums tai labai patinka. Na ir kodėl jums visada reikia kažką neįprasto daryti? Koks nuostabus vaizdas! Taip, tu teisus. Žiūrėkit, iš mumių kamino rūksta dūmai. Reikėjo mums likti namuose. Galiu lažintis, kad mumė mama kažką skanaus gamina. Žiūrėkit. Kas? Čia anksčiau jau kažkas buvo. Pažiūrėkit ten. Skrybėlė. Didelė. Įdomu, kieno ji? Nežinau, bet manau, kad tėčiui patiks. Ji labai didelė. Tarytum įtraukia mane. Aš nieko nematau. Nieko nematau. Na, pakaks, muminuk. Na gerai, pakaks juokauti, aš ją nusiimu. Kas tai? Kas atsitiko? Muminuk, aš negaliu jos nusiimti, galva užstrigo. Aš padėsiu. Atsargiau. Taip daug geriau. Ačiū. Koks čia triukšmas? Tėčio galva užstrigo skrybėlėje. O iš kur ta skrybėlė? Mumė mama, vaikai ją ant kalno surado ir atnešė man. Protingas poelgis. Tėti, ką mes su ja darysime? Kažkas čia ne taip. Išmesiu ją. Nereikia, ji per daug gerai atrodo. Ar mes žinome, kas galėjo ją pamesti? Ne, mumitėti. Bet aš žinau, kaip mes ją panaudosim. Na ir kaip? Kaip šiukšlių dėžę? Tu teisus, nusmumrikai. Galėjau ir pats sugalvoti. Ei, mes, nusmumrikai, papusryčiausime kartu. Kokios gražios.
Atleisk, kad trukdau, bet aš noriu eiti pas muminuką. Aha. Snorkai, nori eiti kartu? Aha. Ar liksi namuose? Aha. Tai tu eini ar ne? Aha. Neini? Aha. Snorkai. Žinai, o mano skraidantis laivas jau beveik užbaigtas. Pamatysi, jis bus pastatytas dar šiais metais, tai bus istorinis momentas. Na va, reikia dar patobulinti. Bus puiku, jei jums pasiseks pastatyti tą skraidantį laivą. Nekvailiok, tai ne jų jėgoms. Mažyliam jų snorkas jį jau net sapnuoja. Svajoti sveika. Na, tai sudėtinga, bet įgyvendinama. Aš irgi taip manau. Sniepai, prašau, nusivalyk snukutį. Pasakyk man, tu sapnuoji? Tik košmarus. Apie tai, kad pasibaigė maistas mažylėmiu. Įdomu, kas tai numetė? Kur tai padėti? A, na štai. Puikiai vieta. Oi, kas tai? Tai debesys. Būkite atsargus, nelieskite, jie gali būti nuodingi. Minkšti kaip vata. Puiku, aš skrendu. Nuostabu. O galima ir man pabandyti? Tu pasirengusi, Freken Snork? Skrendam. Nekilkite labai aukštai, jūs galite nukristi. Manęs palaukite. Ei, palauk. Palauk, leisk man užlipti. Oi, aš krentu. O tuo tarpu mumis tėtis rašo memuarus. Jam tikrai per paskutinius metus daug kas nutiko. Ir jis bando viską prisiminti. Kas tai buvo? Muminuk! Taip, tėti. Ką jūs ten darote? Mes skraidome ant debesėlių. Jie atskrido iš namo. Priskrisk arčiau, aš negaliu pasiekti. Nereikia, viskas gerai. Geriau paskraidyk su mumis. Palauk minutėlę. Tai nuostabu, jautiesi tarsi paukštis. Muminu. Užšok, tėti, arba nukrisi. Jau per vėlų. Mume, mama, pažiūrėk. Kas atsitiko? Tu matei, ką vaikai veikia? Taip. Žiūrėk, jie skraido ant debesėlių, juk tai pavojinga. Nesijaudink, viskas gerai. Aš prašiau jų būti atsargiais. Nagi, Snifai. Aš nugalėjau. Ei, palauk, debesėlį, nenuskrisk. Dabar aš tave pagausiu. Dabar nuo manęs nepabėgsi. Nagi, eikš čionai. Sugavau, aš juk sakiau, kad nenuskrisi. Nagi, lįsk iš ten.
Kas atsitiko, mano debesėlis nyksta. Už tai buvo linksma. Tai buvo, bet aš nenorėjau taip greitai pabaigti. Pažiūrėk, muminukas ir freken snork. Ei! O kodėl jų debesėlį neištirpos nusmumrikai? Manau, kad to ištirps. Geriau jau jie nusileistų. Ei! Gerai, aš pradedu skaičiuoti. 1, 2, 3. Mažylė Miu, tu kažko norėjai? Aha, patikimiau pasislėpti. 5, 6, 7. Nemanau, kad čia galima kur nors pasislėpti. 9. Ten labai purvina. 9,5. Tikrai pasislėpsiu aš skrybėlėje. 10. Aha, pakliuvai. Freken snork. Muminukas kažkur čia turėtų būti. Kai aš paskutinį kartą jį mačiau įslėpęs į židinyje. Ar tu jį radai? Dar ne. O tu žiūrėjai sandėliuke? Taip, žiūrėjau. Palaukit, girdite, kažkas juokiasi. Iš kur sklinda garsas? Aš geriau eisiu namo. Ar kas atsitiko? Taip, aš negaliu surasti muminuko. Jis per storas, kad bet kur pasislėptų. Tai iš skrybėlės. Snipai, štai ir aš. Kas tu toks? Aš juk muminukas. Tu apieškojai visą namą, bet taip ir nesuradai manęs. Taip, kad aš laimėjau. O kas norėjo tave surasti? Na, jūsgi manęs ieškojote? Ar jau kitą žaidimą pradėjote? Aš freken snork. O koks tavo vardas? Aš mumių slėnio karalius, o mano princesė. Tu per daug baisus, kad būtum kieno nors karaliumi. Na, tai jau nebegražu, mano draugai. Ar ne taip, tėti? Ne, tai tu geriau pasakyk, ką padarei muminukui. Bet juk aš čia. Kur? Tiesiai priešais tave. Kas tu toks ir kur muminukas? Tėti. Aš ne tavo tėtis. Ne mano. Aš juk muminukas. Aš nežinau, kas tu, bet tu ne muminukas. Jis juk mielas ir nuostabus, tu net iš tolo jį nepanašus. Ir iš vis ar matei save veidrodyje? Oi, kur dingo mano nosis? Jos nebėra. Kas mano uodegai? Tai baisu. Kas tu? Ką tu man padarei? Tai kažkoks baisus sapnas. Sugrąžink mane. Eik iš čia, pabaisa. Koks čia triukšmas? Kas atsitiko?
Mama, mama, mama! Kas čia toks? Jis sako, kad muminukas, bet jį nelabai panašus. Tu visai nepanašus į mano muminuką. Bet čia aš, mama, patikėk manimi, prašau, aš muminukas. Na, aš nežinau. Kas man nutiko? Kodėl aš taip atrodau? Nusiramink. Tai mums visiems padės. Tas triukšmas niekam nereikalingas. Jei tu tikrai muminukas, viskas bus gerai. Tik duok man minutėlę ir aš suprasiu. Mama, vadink mane muminuku. Patikėk, prašau. Nežinau, kas atsitiko, bet tai aš. Mama, prašau, patikėk, tai aš muminukas. Leisk man į tave pažiūrėti. Mama, juk tai aš. Juk tu negali nepažinti savo mažojo muminuko. Prašau, mama, prašau. Ramiau. Mama. Taip, tu mano mažasis muminukas. Oi, mama. Muminukas. Tėti. Muminuk, sūneli, kurgi tu slėpėsi? Ten. Skrybėlėje? Tikiuosi, kad mes daugiau jos nebematysime. Mumis tėtis nusprendė, kad namuose nesaugu turėti tokią skrybėlę. Ir muminukas išmetė ją į upę. Ir ji nuplaukė tolyn. Bet jis nebuvo tikras, kad daugiau jos nebepamatys. Tai buvo labai neįprasta skrybėlė.